Paskutinis mūsų rytas Kokut saloje ir paskutiniai pusryčiai šiame viešbutyje. Skaniai ir gražiai papusryčiavę, atsisveikinome su personalu ir pajudėjome link uosto. Keliai saloje kai kuriuose vietose yra vis dar tokie, visur uostuose yra tam tikra sistema. Kokudo uostas yra išskirtinis, kitoks negu visi kiti, ir reikėjo lipti į laivą ir prasidėjo lietus. Vos išplaukėm ir sugedo mūsų laivas. Kurį laiką plaukėme vienu varikliu, todėl kelionė užtruko šiek tiek ilgiau negu buvo planuota. Autobusas pervežė mus į kitą vietą, kur mus pasitiko mūsų vairuotojas. Šį kartą vėl vykome privačiu transportu ir vėl rinkomės patogumą. Tailande be galo daug taisomų, remontuojamų, platinamų kelių, važiuojant dar sustojom pavalgyti, valgėm nudlų sriubą. Beje, ar esate šią sriubą ragavę Tailande? Ir važiuojant link Bankoko prasidėjo stipri liūtis, ačiū Dievui truko neilgai. Iki Bankoko kelias ilgas, beveik 5 valandos, Tomas padirbo ir Bankokė mus aišku pasitiko kamščiai. Čia matote karalių rūmus, kur šiuo metu vyksta atsisveikinimas su karalienė, taksi mus paleido truputėlį toliau, teko praeiti pro va štai tokią gatvelę ir pamatyti vietinių gyvenimą. Einam ir sakau Tomui, tokiam Bankokė dar negyvenom. Va ir mūsų viešbutukas. Viešbutis tradicinis, lyg gyventum vietinių namuose, teko nusiauti batus prie įėjimo, pasižiūrėkite kaip gražiai ir jaukiai įrengtas. Vieta išties jo gera, kambarys didelis, erdvus, viešbutis kainavo nebrangiai apie 30 eurų su pusryčiais. Pusryčiai tiesa nebuvo ypatingi, paskui išėjom pasivaikščioti. Pažiūrėkit kokio interjero McDonald's įdomaus. Tailande šiuo metu karalienės gedulas. Atvykom į šį uostą, norėjom plaukti laivu, nepavyko, paplaukėm kitą dieną, ieškojom amuletų turgaus, bet jis jau buvo uždarytas, pasivaikščiojome po turgelį čia esantį ir judėjome link savo viešbučio, pakeliui sustojome pavalgyti. Stengiamės rinktis vietas, kur valgo vietiniai, o ne pagal Google atsiliepimą. Maistas buvo išties skanus, pavalgėme. Ir keliavome link savo viešbučio, kuris yra labai patogioje vietoje. Sekite mus ir spauskite like, jei patiko.